Labadiena. Ir štai Zaborės naujienos. Šiandien skubus eteris papasakosime turbūt eilinę istoriją apie įvykius Klaipėdos universiteto ligoninėje. Aš esu Raimonda, šalia manęs Daiva Sikorskienė ir ji papasakos istoriją, kaip jos vyras po insulto staiga pateko ne į reabilitaciją, o į slaugos ligoninę, vieną iš sunkiausių Klaipėdoje, be pranešimo, žmonai nežinant. Ir štai dabar Daiva jums papasakos istoriją. Pradėkim nuo to, kaip visa šita situacija įvyko ir kada jūsų vyras pateko į ligoninę patyręs insultą. Tas buvo birželio 9 dieną, ryte, 10 ryto, pasijautė blogai. Tiesiog išvietėm greitąją ir per 40 minučių atsidūrėm ligoniniai. Per 40 minučių? Per 40 nuo čia iki kol gydytojai priėmė. Ir atliko reiškia, greitąją pagalbą ir dalyvavo... Trombų valymo procedūrą. Taip, ir šitam dalyvavimui vadovavo gydytojas Šernauskas. Jisai, aišku, pasakė tiesiai, kad nevartojo vaistų, taip, ir atsitiko ir taip, tromba. O tai čia buvo kaltinimas, kad... Nežinau, jisai tiesiog pasakė, jisai nevartojo vaistų tam tikrų ir įvyko šitas įvykis. Nu, taip ir supratau. Kai jau atėjau aplankyti jau po kelių valandų... Minutėlę. Tai dabar atliko per 40 minučių, jūs laiku suspėjote, kas pagal algoritmus yra iki valandos patyrus, ar ne, kraujagyslių užsikimšimą. Operacija pavyko, trombus išvalė. Taip. Ir taip jums pasakė šitas gydytojas ar kažkuris kitas gydytojas? Kai aš jau po 4, gydytojas Šernauskas, kaip iš greitosios pagalbos priėmė jau pacientą ir jisai liepia laukit. Nu, ir aš ligoniniai toj aplink vaikščiojau, laukiau kokias 4-5 valandas. Niekas nieko nepranešė, niekas niekur neskambina. Aš tiesiog pati vėl po 4-5 valandų vėl nueinu į tą pačią, reiškia, ligoninę ir klausiu. Į priėmimo skyrių. Į priėmimo skyrių, kur, kas, kodėl man niekas nieko nesako. Tai tada jau pasakė, kad ieškau žmogaus per kelias instancijas, kol suradau, kur žmogus randasi. O tai skubios pagalbos skyriui jums nepranešė? Niekas nepraneša, nei kur veža, nei kada veža, nei kur veža. Daiva, o tai buvo, reiškia taip, jūs ateinat po 4-5 valandų, klausėte, kur jūsų žmogus? Aš ėjau per kelias, ėjau ten, mane nuvarė ten, iš ten mane nuvarė ten. Tai per kelias stadijas man jau pasako, kur tas žmogus randasi. Tai o kas jums pasakė, kur jis randasi? Man pasakė, jūs eikit į 2 aukštą, jau kažkur tai pasakė, kad jisai yra... Tai yra į jūros korpusą? Ne, tai atsidūrė po to jūrininkų 2 aukšte reanimacijoje. Taip. Tai tada aš jau turėjau eiti į jūrininkų ligoninę. Ir aš atėjau, sakau, Jėzus man sakė, kad čia tas žmogus. Turėjau paskambinti skambučių, kadangi ten neprieisi. Ir aš paskambinau, išėjo moteris ir sako, taip, sako, jūs labai laiku, nežinau, nei pavardės, aš nežinau, tiesiog atėjo moteris ir sako, jūs labai laiku privežėte šitą pacientą, labai laiku. Mes išvalėm, reiškia, susidaręs buvo smegenyse trombą, mes pašalinom su vaistais, o kitą trombą mechaniniu būdu. Jis tiesiog išsakė. Ir dabar jinai sako, kad viskas gerai. Ir šitą situaciją, kad yra viskas dabar gerai ir laiko klausimas. Paskui aš dar kartą ant rytojus, nes kadangi buvo telefonai, ir aš dar ant rytojus jai paskambinau ir sakau, kokia padėtis. Ir jinai sako ten savo kalbą. Sakau, tai dar tiksliau gal pasakysite, ar gerėja, ar ką. Jo, gerėja. Mačios tokia pasakyti žodžiai. Ir jinai liepia kreiptis toliau į savo gydytoją. Ir jinai nieko daugiau, mūsų pokalbis taip ir baigėsi. Aš atvažiuoju jau ant rytojaus į tą 2 aukštą, o man praneša, kad jis jau randasi 7 aukšte. Važiuokit į 7 aukštą. Ir ten aš nuvažiuoju į 7 aukštą ir aš randu tą savo vyrą tam 7 aukšte, 2 korpuse neurologiniam, 723 palatoj.
Ir aš ten sesutės vaikšto, taip matau vyras, viską, jisai ten, aišku, ten, po kelios dienos, diena, dvi po insulto, jisai nereaguoja, ten suparalyžiuotas, aišku. Aš sakau, kur galima surasti gydytoją. Gydantį gydytoją. Taip, sesutė užrašė man pavardę, telefoną ant lapuko, ir gerai, aš jau pasižiūrėjau, viskas tvarkoj. Aš skambinu, grįžusi jau į darbą, skambinu tam gydytojui. Nekelia ragelio, visą dieną nekelia ragelio. Aš kiekvieną vakarą jį lankydavau, kadangi tokia situacija, kad aš dirbanti ir man reikia dirbti, atlikti darbus, tokia tvarka yra, kad negali palikti darbo, nes reikia gyventi. Vakare aš ateinu, sakau, kas yra, kodėl sesutės man gydytojas nekelia ragelio. Gal ten jisai ten, gal priėmė Mają, gerai. Ant rytojus aš vėl skambinu, nekelia ragelio. Jau man pradėjo nervasi. Aš labai atsiprašau, o telefono numeris buvo paprastas miesto linijos ar mobilus telefonas? Kiek supratau, gal jų kabinetas, gal, nelabai supratau, jo. Bet aš matau, kad su to telefonu neina susišnekėti, aš per Google susiradau pagal tą skyrių kitą telefoną, kur ant galo buvo 114, o 112. Taip man pakėlė ragelį kažkoks vyriškis. Sakau, tai kaip yra, kodėl aš negaliu susisiekti su gydytoju, kai yra telefonas. Gal ten. Gerai, sako, bet jūs paminėjot pavardę, gydytojas Šarnauskas. Taip. Sako, gerai, aš jam perduosiu, kad jums paskambintų. Taip. Ir už kelių minučių jisai man skambina. Sakau, tai labas gydytojau, sakau, kažkaip iki jūsų priskambinti neina. Čia tokia situacija, sakau. Tai kaip, sakau, dėl Vidos Sikorsko, kokia situacija. Ir jisai taip konkrečiai, jis nekalbės ir nevaikščios. Taip, tiesiai šviesiai. Sakau, tai kaip, operacija pavyko, viskas laiku. Tai sakė, kad viskas gerai, jisai tiesiog taip pasakė. Sakau, Jėzus, sakau, mes 5. aukšte gyvenam, tai ką jisai net neužlips? Ne. Bet taip ir pasakė, ne. Daugiau nieko neaiškino. Kaip ta gydytoja, kad buvo taip ir taip, įvyko ten taip ir taip, ten reikėjo pavalyti, ten reikėjo... Tai gerai, dabar Daiva grįžkime į situaciją. Jums pasako, kad jūsų vyras nekalbės, nevaikščios, situacija bloga, nors prieš tai jūs girdėjote iš kitos gydytojos, kad procedūra pavyko, viskas įvyko laiku. Ir tada aš užduodu klausimą. O toliau jūs ateinate pas savo vyrą, o jis pradeda kalbėti. O aš ateinu ant rytojus pas savo vyrą ir jisai manęs pamatęs iš karto, kas čia vyksta, kur čia, kas čia. Aišku, supratau, kad momentą jis pamatė mane, jisai prakalbo. Ir aš dar sakau, o dar šalia buvo sesutė turbūt šalia, ar kažkas tas slaugytoja. Jėzus, jisai prakalbo, sakau, sesutė, žiūrėkit, jisai kalba. Taip. Taip, ir dabar viskas aišku, eina dienos, Vidas guli kažkuriam tai skyriui, kažkurioj palatoj, ten ar lengvesnės reanimacijos ir taip toliau, o jam vykdomos kokios nors procedūros? Jokios procedūros nebuvo vykdomos absoliučiai. Tas dienas jis tiesiog gulėjo, buvo maitinamas, jisai valgė gerai, su šaukštu valgė, apetitą labai turėjo, kaip sako slaugytojos. Jums liepė slaugytojai atvežti higienos priemonių, tai yra sauskelnes, servetėlės, pūtų, viską susakė, vandens. Dabar jisai pradėjo jogurtą, aš kiekvieną dieną jogurtą veždavau, viską susakė, ką reikia atvežti, aš viską atvežiau. Ir nuo birželio 9 dienos, reiškia, ateina, kaip ir, reiškia, antradienis, tai yra 16 birželio. Taip. Jums sako, kad Vidas arba bus reabilituojamas, arba trečiadienį. Tai reiškia vakar. Aš dar antradienį sakau, kaip man ta gydytoja, kokia čia toliau situacija. Sako, sesutė sako, jūs ateikite trečiadienį 9 ryto, jisai bus ir jums viską pasakys. Aš ateinu 9. Trečiadienis tai yra birželio 16. Aš ateinu ir gydytojui sakau, tai kokia situacija Vido Sikorsko. Jisai ir sako, turi ateiti reabilitologas ir pasakys, ar reabilituosim toliau, ar važiuos jisai namo. Aš taip nesupratau taip, ką reiškia namo. Ir jisai susakė ir apsisuko ir nuėjo. Daugiau jokių pasakymų nebuvo. Aš apsisukau, einu ir galvoju, ką reiškia namo 1,5 savaitės žmogus po insulto,
ką reiškia namo, jam priklauso reabilitacija toliau. Taip, Jisai ir dabar, tai reiškia, ateina reabilitologas, tai kaip suprantu, trečiadienį jau kaip vakar, Taip, ar ne? taip. Birželio 17 diena. Taip. Ir koks reabilitologo rezultatas? Ir jisai man nepaskambina, kad va, Daiva Sikorskienė skambina, buvo reabilitologas, pasakė taip ir taip. Jokio skambučio, nieko. Trečiadienį man tai yra pasako, vakar. ryte 9 ryto, o vakare aš vėl ateinu lankyti ir sėdi sesutė ir sako, kad buvo, nes man niekas nieko nepranešė, man niekas nieko nesako. Tik sesutė man pasakė, kad buvo atėjęs reabilitologas ir sako, ir tipo jį reabilituos. Jinai taip sako. Slaugytoja pasakė jums. Tai reiškia vakar vakare. Reiškia, jinai matė, kad buvo atėjęs ir jinai dar sako, tai žmogus reabilituojamas yra, sako, jam priklauso reabilitacija, viskas bus gerai. Ir taip ir baigėsi tas trečiadienis. Šiandien aš atvažiuoju vakare, kaip visada po darbo, aš neberandu žmogaus. Tai ne vakare, turbūt ne naktį, o pavakarę. Pavakarę, tai po darbo. Aš neberandu žmogaus, aš ateinu, klausiu, kur mano vyras, tai kad išvežtas į slaugos namus. Kaip galėjo išvežti žmogų, man nei paskambino, nei perspėjo, nei pasakė, kodėl jį išvežė į slaugos namus, kaip jam priklauso reabilitacija. 1,5 savaitės po insulto. Ir jūs tą pavakarę atvažiavusi į ligoninę, tai reiškia šiandien, nerandate savo žmogaus, išvežant jį, kaip suprantu, 12 val. Dienos. Jį išvežė ir nežinau, kada jį išvežė. Jūs nežinote, kada. Tiesiog Taip. Man nebuvo nepranešta. Ir tada, reiškia, be jūsų... Be mano žinios. Be jūsų žinios, be skambučio jums, o galbūt jūs pati kažkur rasit reabilitaciją, ar ne, na, sakykime, darykim prielaidą, ar ne, jums tiesiog sako, kad ar mes neturim galimybės reabilituoti, arba nėra vietų, arba dar kažką, jums apskritai nieko nepasako. Niekas. Jūs esate teisėta jo žmona, oficiali. Taip. Ir vakare jūs atrandate jau pagal slaugytojų pasakymą arba papasakojimą, atrandate savo vyrą vienoje iš sunkiausių Klaipėdos slaugos ligoninių Donelaičio 15. Ir jūs ateinat ten ir atrandat savo vyrą mažytei 5 vietų palatoje, kur pats žmogus supranta ir kalba apie tai, kad jisai nesupranta, kodėl jis čia atsirado. Taip, aš atvažiuoju, sesutės visos akis išsprogintos, sako, jūs čia žmona, jo, sako, mes nesuprantam, kodėl šitą žmogų mum atvežė. Aš sakau, Vidai, sakau, vyras mano sako, aš nesuprantu, kodėl jie mane čia atvežė, kur aš, sako, čia esu. Aš jau matau, kad jisai jau iš tos, aš nežinau kokia situacija, jisai jau ir kalba, ir supranta jau kas čia dedasi. Sesutės vaikšto ten jau, kaip sakant, ir sako, mes nesuprantam, kas čia darosi, kodėl jį čia atvežė. Ir ką jisai čia daro, jam reikalinga būtina reabilitacija. Kodėl jį atvežė mum? Aš šokė, aš tiesiog, aišku, paskui kita sesutė atbėgus, sako, jūs pasirašykit, sako, rytoj teikit, rytoj gydytoja jums viską paaiškins, nes mes nieko nesuprantam, kas čia vyksta. Ir tada jau grįžusi namo, palikusi, reiškia, vyras slaugos ligoninėje, jūs kreipiatės į Zaborės naujienas iš beviltiškumo, nes nėra ką daryti. Aš nebežinau, ką daryti, kas čia vyksta, kur kreiptis. Aš neturiu vilti, aš jau turiu kreiptis kažkur, tai supratau, kad čia jau vyksta negeri dalykai. Jau su klinikom, su ligoninėm, čia jau vyksta negeri dalykai. Tai tokia nauja buvo istorija apie medicininę arba apskritai gydymą mūsų valstybėje, o gal čia yra tik Klaipėdos universiteto ligoninės ypatumai. Ir kreipiuosi viešai į Klaipėdos universiteto ligoninės direktorių Audrių Šimaitį. Kreipiuosi į Sveikatos apsaugos ministerijos atstovus, į ligoninės steigėjus ir pasakykite mums, visuomeniai, pasakykite mums, tai yra artimiesiems, kodėl tokia situacija vyksta po 35 metų Lietuvos nepriklausomybės. Bus labai įdomu išgirsti atsakymus.
O dabar tiek, pasidalinkite šią istoriją, komentuokite ir galbūt gaunasi taip, kad tik viešumas belieka nusivylusiems, išsigandusiems žmonėms, kurių artimieji patenka štai į tokias situacijas. Ir į tokią situaciją turbūt gali patekti kiekvienas. Niekas nuo to nėra apsaugotas. Tai tiek šiandien Zabarės naujienose.